Šiame vaizdo įraše analizuosime, kaip Rusija ruošiasi kitam karo etapui. Čia Rusija ketina tiesiogiai išplėsti karą į artimiausias vakarų šalis, o pranešama, kad ataka gali svyruoti nuo įprastos invazijos iki tikslių smūgių pagrindiniams objektams serijos. Dešimtys vakarų įmonių gamina ginklus Ukrainos gynybos pramoniai, todėl Rusijos gynybos ministerija jau sudarė teisėtų Ukrainos taikinių Europoje sąrašą. Neseniai paskelbtoje ataskaitoje buvo cituojami UTAV žvalgybos perspėjimai Lenkijai, kad Rusija svarsto ginkluotą provokaciją per artimiausius kelis mėnesius, siekdama patikrinti NATO atsaką ir ryžtą. Scenarijai apima bepiločių smūgius kritiniai infrastruktūrai, oro antskrydžius, diversijas ar net ribotą sausumos invaziją iš Baltarusijos ar Kaliningrado. Rusija galėtų siekti užimti ribotą NATO teritorijos dalį, sukeldama neatidėliotiną krizę, bet nesiryždama visapusiškai invazijai. Tuomet Maskva galėtų pasiūlyti pasitraukti mainais į politinės nuolaidas, pavyzdžiui, sumažintą karinę paramą Ukrainai, pristatydama NATO teritorijos grąžinimą kaip kainą, kurią vakarų vyriausybės turėtų sumokėti, kad sumažintų savo įsitraukimą į karą. Kita ypač pavojinga galimybė – eskalacija prieš gamyklas ir įmones gaminančias ginklus ar jų komponentus Ukrainai. Tokia operacija atitiktų Rusijos galimybių ribas, nes jos kariuomenė vis dar įsitraukusi į karą Ukrainoje ir neturi pajėgumų visapusiškam karui prieš NATO. Vis dėlto to nereikėtų nuvertinti, nes amunicijos gamyklos, dronų fabriko, elektronikos tiekėjo ar logistikos objekto sunaikinimas yra visiškai įmanomas Rusijai ir galėtų tiesiogiai pakenkti Ukrainos kariniams pajėgumams. Be to, Maskva lengvai gali pasitelkti verbuotus agentus, padegamuosius įtaisus, kibernetinės atakas, diversinės grupės ar liūdnai pagarsėjusius neidentifikuotus dronus, o vėliau neigti bet kokią atsakomybę. Tikslas būtų sunaikinti ginklus dar prieš jiems pasiekiant Ukrainą ir kartu patikrinti, ar NATO laikys dviprasmišką ataką prieš su Ukraina susijusią gamyklą išpuolių prieš pačią Lenkiją. Ši problema Rusijai vystosi jau daugelį metų, nes Ukrainos ir Europos gynybos pramonės vis labiau integruojasi. Ukraina dabar tiesiogiai perka amuniciją, komponentus ir ginklus iš Europos gamintojų, o sąjungininkų vyriausybės finansuoja Ukrainos gamybą per įvairius paramos mechanizmus. Be to, pačios Ukrainos įmonės steigia gamyklas ir bendras įmonės Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Danijoje, Nyderlanduose, Lenkijoje ir kitose Europos šalyse. Rusijai tai kelia rimtą strateginę problemą, nes Maskva gali paleisti raketas į dronų gamyklą Ukrainos viduje, tačiau jei ta pati gamybos linija yra NATO teritorijoje, ataka prieš ją rizikuoja susidurti su visa aljanso galia. Ukrainoje išbandyti projektai vis dažniau derinami su Europos kapitalu, elektronika, varikliais, programinė įranga ir gamybos pajėgumais, kad karas Ukrainoje pakryptų jos naudai. Svarbiausia, kad ši gamyba tampa išskaidyta, lengvai plečiama ir vis sunkiau sunaikinama Rusijai. Todėl Rusija pradėjo atvirai sekti šį su Ukraina susijusi pramoninį tinklą Europoje. Rusijos gynybos ministerija paskelbė daugybę puslapių su Europos objektų adresais, kurie, kaip teigiama, dalyvauja gaminant ar tiekiant ginklus Ukrainai. Maskva apibūdino Europą kaip strateginį Ukrainos užnugarį, o Rusijos pareigūnai atvirai siūlė, kad įmonės remiančios Ukrainos ginklų gamybą turėtų tapti teisėtais Rusijos kariniais taikiniais. Sudarytame tinkle yra dronų kūrėjai, programinės įrangos įmonės, variklių gamintojai, elektronikos tiekėjai ir valdymo sistemų gamintojai. Nors kai kurie paskelbti adresai jau pasirodė esantys netikslus, Rusijos tikslas buvo, kad Europos įmonės žinotų, jog jos yra stebimos ir gali tapti artėjančio Rusijos smūgio taikiniu. Tai nėra vien tik taikinių nustatymas ar grasinanti retorika, ją lydi platesni kariniai signalai. Rusija vykdė Iskander smūgių pratybas, o valstybinė žiniasklaida pabrėžė šios sistemos gebėjimą atakuoti Europos oro uostus, vadavietes, oro gynybos sistemas ir gynybos pramonės infrastruktūrą. Tai, kad Rusija atvirai ruošiasi tokiam scenarijui, daro daug realesnę grėsmę, jog Maskva gali atvirai paleisti Iskander balistinę raketą į Lenkijos gamyklą, ypač turint omenyje iki šiol vykusią Rusijos eskalaciją prieš vakarų ginklų gamyklas, kuri jau apėmė sprogimus, padegimus, kibernetinės atakas ir įmonių vadovų nunuodijimus vykdant nuolatinę Rusijos hibridinio karo kampaniją. Apskritai, Rusijos grasinimai vakarams jau nebėra vien tik retoriniai. UTAV žvalgybos perspėjimas rodo, kad Vašingtonas ginkluotą provokaciją prieš Lenkiją ar NATO rytinį flangą laiko rimta galimybė, o ginklų Ukrainai gaminančių įmonių adresų paskelbimas yra vienas šios eskalacijos elementų.
jų tiekimo grandinių žemėlapio sudarimas ir smūgių prieš europinius taikinius repeticijos kitas. Rusijos pasirengimas rodo, kad jei grasinimai nesustabdys Europos nuo Ukrainos ginklavimo, Maskva gali ruoštis patikrinti, ar atakos prieš pačias ginklų gamyklas gali būti sėkmingos. Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrų įvykių versiją. Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2 mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą. Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių. Naujojo žemėlapio pristatymo proga taip pat skelbiame 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4,99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad apsilankykite nuorodoje aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai vertinu kiekvieną, kuris prisijungia prie mūsų, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.